Labas! Šiandien pasakosim dvi istorijas. Viena iš jų yra apie tai, kaip galima būti ne tik studentu aukštojoje mokykloje. Pirmoji pašnekovė šiandien yra Erika Smilingytė. Erika papasakos, kodėl yra verta būti SMK savanoriu, kodėl yra naudinga prisidėti prie SMK projektų ir kasgi slypi tuose projektuose. Sveiki, esu Erika Smilingytė, esu antro kurso studentė SMK aukštojoje mokykloje. Tai SMK savanoriauju prisidedu prie didžiausio SMK projekto, tai Vaiblifto. Taip pat dalyvauju įvairiose parodose arba jeigu būna kokia nors fotosesija. Mane paskatino tai, visų pirma paskatino tai dėstytojai, kurie ateina netgi į paskaitą ir tau praneša kažkokį tai dalyką, prie kurio tu gali prisidėti. Tai yra labai smagu, kad patys dėstytojai nori tave įtraukti. Ir aišku, tada studentų atstovybė, kurie yra už mane vyresni ir tikrai skatina daryti tai, ką daro jie patys. Mane įkvėpė dirbti tie patys žmonės, su kuriais aš dirbu. Pavyzdžiui, dirbant prie projekto Vaiblift, tai man labiausiai patinka bendrauti su žmonėm, nes visada yra labai daug skirtingų visokių sluoksnių. Ir vieną dieną žmogus būna laimingas, kitą dieną nelaimingas, kitą dieną aš laiminga, kitą dieną nelaiminga. Ir kiekvieną dieną tu susiduri su vis kitokiu iššūkiu ir bendrauji su vis kitokiais žmonėmis. Tai manau, tai ir mane augina, ir kitus. Jeigu yra gyvas renginys, pavyzdžiui, kokia nors paroda, tai diena visada prasideda anksti, kokią, nežinau, 7-8, ir važiuojam, tarkim, į kokį Kauną, arba paroda kokiam Vilniui, arba kur nors toliau, tai ir visa diena būna pilna kalbėjimo, komunikavimo su kitais žmonėmis. Ir dažniausiai yra kalbama apie tai, kaip būti geru studentu, kur stoti, padėti žmogui apsispręsti, kaip ir ką daryti. Tai dažniausiai komunikuojama apie tą, bet jei nekalbant apie mokslus, vis tiek pasikalbama ir apie patį žmogų, ko jisai nori ir kaip jam padėti. Tai manau, tai yra labai svarbu, ne tik kalbėti apie studijų vietą, bet ir padėti žmogui apsispręsti, ko jis iš tiesų nori. Buvo Litexpo paroda, ten, man atrodo, stovėjau ir prie Vaiblifto stendo, ir prie SMK stendo. Ir aš jau buvo antra diena, nes 2 dienas savanoriavau. Ir antrą dieną man jau buvo viskas, aš galvoju, nebegaliu. Ir antrą dieną tą patį per tą patį, Vaiblift. Ir buvo žiauriai smagu, nesigailiu nė vienos minutės. Bet aš taip pavargau ir, ta prasme, prieina prie manęs žmogus, aš tada stovėjau SMK stende. Tai pasakojau apie studijas ir ką pasirinkti ir kas galbūt tau netinka. Ir ką reikėtų rinktis. Tai manęs tiesiog paklausė, ką aš studijuoju. Ir jau buvo, nežinau, gal kokias 4, gal 3. Ir aš tiesiog stoviu, žiūriu ir aš nieko nesakau. Ir mergaitė pasimetė ir aš sakau, ir visada tas buvo, ir aš tiesiog pamiršau, ką aš studijuoju ir nebeturėjau nė žodžio, ką pasakyti jai. Ir jinai tiesiog nuėjo ir man buvo labai gėda. Nes tiesiog neturėjau nei ko pasakyti. Manau ir net galiu teigti, kad man atrodo, kad studijuoti, nesvarbu kokioje aukštoje mokykloje, bet tik studijuoti, manau, neužtenka. Visada reikia kažko daugiau, prie kažko prisidėti ir tai neturi būti veikla būtent, tarkim, kažkokioje aukštoje mokykloje. Tai gali būti ir paprasta veikla, kažkur savanoriauti nesusijus su aukštaja mokykla, bet manau, kad tas pats savanoriavimas, prisidėjimas prie kažkokių tai projektų labai tave augina ir tu susipažįsti su daugybė žmonių. Pavyzdžiui, dirbant prie SMK projektų, tarkim, Vaiblifto ar tiesiog važiuojant į parodas, tu pamatai labai daug įvairių žmonių ir tu išmoksi su jais komunikuoti. Tai aš manau, kad tai augina tave ir manau, ateityje tai labai padeda tiesiog ir pačiam tau, nes tu tiesiog žinai, kur kreiptis pagalbos. Tai tas pats žodis savanoris, aš manau, kad tai yra labai garbingas žodis
Ir nesvarbu, kur tu savanoriauji, svarbiausia yra savanoriauti ir kažką daryti, nes tai kaip žmogų tave tiesiog kelia į viršų. Ir manau, kad savanoriavimas tiesiog tave daro geresniu žmogumi. SMK dalimi būti gerai yra dėl to, nes tu visada gauni įvairių pasiūlymų. Nesvaru, ar tau vis tiek kartais nepasiseks ir kažkas atsitiks, ko tu negalėsi padaryti. Ir žinai, kad tau visada kažkas padės. Tai tas yra labai smagu. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu tu bijai kažką daryti, prie kažko prisidėti, ar parašyti, ar pradėti kažką filmuoti, daryti podcast ar kažką tokio, tai visada žinai, kad nuėjus į 2 aukštą gali rasti kažkokį tai žmogų, kuris tau padės ir bent 5 minutės skirs tau laiko ir padės kažką padaryti. Tai patarimas studentui būtų toks, kad tiesiog reikia daryti. Aš pati buvau studentė tokia pirmakursė ir visko labai bijojau, bet atėjus čia, gal 2 pusmetį aš tiesiog pavargau bijot ir tiesiog paprašiau pagalbos ir norėjau kažką daryti, prie kažko prisidėti. Tai mano situacija buvo tokia, kad aš tiesiog užpildžiau ten kažkokią anketą, nes reikėjo kažkokio žmogaus, kuris galėtų prisidėti prie socialinių tinklų ir padėti sugalvoti, kokius žmonės galėtumėm kviesti į kažkokį tai projektą. Man atrodo, tai ir buvo susijęs projektas su Vaibliftu. Tai aš, man atrodo, nuo tada pradėjau prisidėti prie Vaiblifto, nes ir man tai reikėjo vienos užpildytos anketos, kad aš kažkur toliau nueičiau, nei tiesiog studijuočiau čia. Tai aš manau, kad studentui netgi tam, kuris bijo, reikia tiesiog ryžtis ir vieną kartą nebijoti. Manau, kad užtenka vieną kartą nebijoti ir tada jau kiti kartai tu vis tiek bijosi, aišku, bet tu bijosi mažiau ir tu žinosi, kad nors ir bijai, vis tiek kažką gali pasiekti. Ugnė Marija Ražauskaitė. Mergina, kurios vadovaujamai komandai atrodo lygių nėra. Nors jinai neslepia, jog būti tokios komandos dalimi yra tikras malonumas, tačiau tai reikalauja jėgų ir atsidavimo. Studentų atstovybė man yra labai didelė komanda, kuri neša man atvirumą, nuoširdumą, palaikymą ir labai didelės galimybės, todėl kad galima su tokia komanda nuveikti labai daug. Manau, kad nepažįstamam žmogui esą pristatyčiau kaip studentų atstovybės asociacija, kuri organizuoja renginius, užsiima marketingu ir plečia žinias bei įgūdžius kiekvieno žmogaus asmenybėje. Tikriausiai dauguma galvoja, kad studentų atstovybė daro tik tais kažkokius renginius, minėjimus ar šventes, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai iš tikrųjų, kadangi studentų atstovybė yra asociacija, tai mums tenka bendradarbiauti ir su Lietuvos studentų sąjunga, tenais sėdėti susirinkimuose visokiose ir panašiai, tai nėra viskas tik tai iš čia, ką galbūt mato SMK aukštojoje mokykloje. Manau, kad studentui būti studentų atstovybės nariu yra žiauriai gera galimybė dėl to, kad tu atrandi naujų veidų, naujų pažįstamų, su kuriais galbūt ateityje dirbsi arba užsimsi kažkokia bendra veikla. Atrasti naujus žmonės visą laiką yra nerealu. Mano nuomonė, tai pagrindinė vertybė yra pasitikėjimas bei palaikymas, atvirumas ir nuoširdumas. Aš studentų atstovybėje jau esu pakankamai nemažai nuveikusi, tai tikriausiai, kadangi nebėra man asmeniškai daug laiko, aš galbūt nebeturiu to didelio kažkokio tikslo, bet labai norėčiau ateinančioms kartoms padėti iš naujo pastatyti visą struktūrą ir strategiją, bei iš naujo parašyti įstatus, kadangi dabartiniai įstatai yra šiek tiek jau pasenę ir su naujom ateinančiom kartom yra visai kiti norai ir visai kiti reikalavimai. Tai manau, kad tai būtų mano pagrindinis tikslas su ateinančiom kartom. Tai aš iš tikrųjų, kai įstojau į SMK aukštąją mokyklą, tuo metu ji dar buvo kolegija,
sutikau vieną merginą, kuri visiškai netyčia mane paskatino ateiti ir kažką veikti daugiau nei tik studijuoti. Tai mes turėjom labai šiltą ir jaukų pokalbį, kai jinai man papasakojo, ką veikia studentų atstovybė ir panašiai. Ir tai mane labai sudomino, nes aš niekada nebuvau užsiėmusi tokia veikla. Tai per rinkimus aš įstojau, mane atrinko kaip narę ir tai man buvo labai didelis šokas dėl to, kad aš tuo metu dar labai nepasitikėjau savim ir taip ir prasidėjo tas mano kelias, kai aš iš tikrųjų buvau tokia kukli, nedrasi ir laikui bėgant išaugo visos mano savybės. Tai tiesiog labai džiaugiuosi šiuo sprendimu ir labai dėkoju tai merginai, kurią sutikau ir kuri atvedė mane į atstovybę. Tai absurdiškai juokingas įvykis tikriausiai būtų tas, kai turėjome vieną šventę, kurioje išdalinome kuponus, kurie turėjo nemokamus tokius slaptus dalykėlius, bet dėja tą renginį teko atšaukti ir tų kuponų laimėtojai negalėjo panaudoti. Tai tikriausiai būtų absurdiškai juokingas įvykis. Mano patarimas studentui būtų nuosekliai žymėtis visą laiką ir visą dienos planuoti, nes tai labai pravers gyvenimui. Ačiū visiems, kurie šiandien buvo su mumis. Susitiksime kitą savaitę, o iki tol visus kitus SMK video galite rasti SMK YouTube kanale.